Aš kad pristojau prie garšvos, tai pristojau, kaip Kolumbas Ameriką atrado, tai ir aš garšvą atradau. Perskaičiau internete apie jos savybės ir daug žmonių, man net kanale, mano dienoraštyje daug sakė, kad tai užmirštas senas ir labai naudingas ir geras augalas. Ir tikrai perskaičiau daug literatūros, žalingo poveikio jokio, tik viena nauda. Tai kad ir prisidžioviau žiemai, tokį kepselį, va tokį krepšį, vieną padžioviau jau, o dabar plaunu ir bandysiu raukt. Radau receptą internete ir noriu išbandyti. Iš pradžių nedaug užsirauksiu, va toks stiklainiuką, va. Išploviau, ten užsipilsiu, truputį užsirauksiu, pasižiūrėsiu kaip skonis. Jeigu patiks, jeigu skanu, jeigu patiks, užsirauksiu daugiau ir bandysiu žiemą į rūsį pastatyti ir gal išstovės. Sakė, kaip kopūstų skonis kažkas. Išbandyti reikia ir pačiai. Va dabar plaunuosi, atrenku geresnius, ten kartais būna kokias raigytė prilypus. Tai atsirenku savo tokius dailesnius, gražesnius. Taip sugrūsiu stiklainiais, kaip kopūstus. Ir užpilsiu sūrimų litras vandens ir šaukštas druskos, va tokio. Tai kad sakau, kad pristojau ir įdomu, ir ieškau receptų, ir man tai kažkas nauja. O anksčiau raudavau pikžolės kibirais ir mesdavau į kompostinę. Dabar kibirais valgau. Kaip ožka. Va taip apie save aš. Gerai, einu raukti garšvos. Va taip su kočelu mušu, bet nelabai stipriai, nes nenoriu, kad būtų košė. Truputį, kad ir pakramsnoti būtų. Galima taip suvaryti, kad košė liks. Va taip va. Padaužau, sutrombuoju. Kaip kopūstus. Va tokių paprastų. Būna tokios medinės, su tokios specialiai bulvių košė, tai aš tokios neturiu. Va su ta tai būtų čia idealiai. Man ir taip gerai. Rauksiu su visais koteliais. Į salotas tai kotelio aš nededu. Rauksiu su visais koteliais. Pasižiūrėsiu, kas išeis, nes įdomu, eksperimentatorius įdomu. Gal paskui galima bus ir kokį česnaką, kokį prieskonį dadėt. Nes pirmą kartą bandau taip, tokį paprastą nuogą receptą, kad bent suprasti esmę, bent suprasti, kas čia gausis. Ir pačiai labai įdomu paragauti. O jeigu taip viskas normaliai, tai juk galima užsiraukti kokius ten stiklainius, taip žiemai. Ir rūsys pas mane šaltas, ant grindų pastatysiu. Reikės pabandyti eksperimentuoti ir kodėl ne žiemai turėti gerą produktą, naudingą, kartais pakeisti. Vis įvairovė kokia. Va tiek man išėjo iš to visos kvintinės, pamušiau, bet ne taip, kad į košę suvariau. Ir va dabar litriukas vandens, vienas šaukštas valgomas druskos ir užpilsiu. Čia darau tą receptą todėl toksai kaip ir eksperimentinis, kaip ten rūksta, koks ten skonis, o paskui, kai jau pagauni kampą, kad tą galima, viskas gerai, tada kokį česnaką galima dadėti, ar tai ką nors, su kuo nors, pavyzdžiui, sluoksniuoti, kokiom tai morkom, salierais tokiais tai fermentuotais gali būti. Dabar čia taip, užrauksiu, pastovėsiu, pažiūrėsiu, kaip rūksta, kas darosi, kaip darosi, tipo kaip laboratorija, kaip eksperimentas. O, čia net litro nereikia. Davai, susigerkit. Į dugną mano eikit. Ar viskas apsemta? O ne, reikia. Oi, kai man visur sūrimas nueitų, sumušiau. O paskui man nenueis dar sūrimas. Supilsiu visą.
mėgstu gerai paspausti ko nors, kad mirktų, bet neturiu tokio dalykėlio įkišti. Ir dabar 3 dienos, kai visas raugimas, fermentacija stovi kambario temperatūrai. Lauksim rezultatų, pačiai labai knieti. Pajaustą skonį, sužinot, kas čia yra. Vat plaunu grindis ir galvoju, kodėl man tai patinka grindis plaut. Realiai man patinka. Ir susimaščiau. Ir paskui man šovė idėja, kad čia mano meditacija. Vat noriu jūsų paklausti, ar aš čia viena tokia nupaišus, ar dar daugiau tokių yra mėgstančių plauti grindis. Man čia grindų plovimas, man kaip ritualas. Aš visada plaunu su rankom, kiekvieną kampelį išvalau su rankom. Tikrai, ar ten šluota ne ubagystė, čia klausimas, kad negaliu nusipirkti. Aišku, tai ar mano va šluota tokia, jau pavargus. Nu, bet jeigu jinai funkciją savo atlieka, kam ją keisti? Spėsite ar tų daiktų prisipirkti. O vat grindis, vat aš dabar plaunu ir galvoju, kodėl aš mėgstu jas plauti. Tai man meditacija, tai man kaip ritualas. Plaunu grindis, tarsi savo mintis išplaunu. Kas yra meditacija? Tai meditacija yra minčių higiena. Reikia paleisti kurias mintis pasižiūrėti iš šalies. Man dar šitas nepavyksta, aš dar nelabai galiu medituoti, kad ten paleist mintis ar ką, čia reikia mokytis. O vat kai grindis plaunu, aš tarsi savo dūšią, tarsi savo mintis išplaunu, tarsi iš visų kampelių išėmu tą blogį, apmastau daugą. Nu, man va taip, ir aš tikrai mėgstu jas plauti, tiesiog kaip savo kūną nuplaunu, kaip mintis išplaunu. Vat, man atrodo, kampelio neišplojau, ten dar kažkokia nedorėlė mintelė įlindus styro ir aš jos nepasiekiau. Ir visada vat su skuduru. Tikrai. Kartais pirštinę susidedu, kartais nesidedu. Mano tos rankos ir taip nuo darbo pavargusios. Tai kad reikėtų kartais save mylėti, pasisaugoti. Bet va taip, va irgi, tai pradėjau galvoti ir tai pagalvojau, nu, gal dar tokių nupuišusių yra kaip aš, kur plauna grindis ir medituoja. Nu, gal manau, kiekvienas turime savo ritualą. Daug kas ten atsisėda, užsidega žvakę, jie vat pamedituoti, vat būtent tokia aplinka reikalinga. Kitas gal kokias bulves kūsdamas ten cepelinam, kai varai, tai irgi pergalvoji, perkratai tą savo kraitelę šitą. O man vat būtent grindų plovimas. Aš plaunu tada, mastau, daug apgalvoju. Nu, man tiesiog išvalau tas mintis, jas kartais ir reikia biški savo galvelį papurtyti ir tiesiog nuplaunu jas. Jau man atrodo, kad švarios grindys bus ir švarios mano mintis. Va tokių minčių netgi grindis plaunant prisigalvoju. Tikrai, va tokia aplinka, tai yra mano meditacijos aplinka, mano tas ritualas, kur aš pati su savim pabūnu, pati tas mintis. Nu, jeigu aš vieno jogo klausiau, jisai tai šis, kokie atsisės, paleistas mintis ir pasižiūrėti iš šalies į jas. Man tai tas dar kažkaip nesuvokiama ir aš gal dar nedabrendau iki tokio laipsnio, kad aš galėčiau tą padaryti. Nu, bent jau grindis plaunant, aš jau šiokią tokią minčių higieną pasidarau. Man atrodo, švarūs namai, vadinasi, mano mintis išsivalo, juose gyvens dabar tik gėris, tik grožis. Kartais būna tokių situacijų, kad, pavyzdžiui, užtryksta koks reikalas, nu nėra idėjos, nu būna tokia situacija kebli, kad nu nėra išeities, absoliučiai atrodo, daužai ten į tą sieną galvą ir niekaip neprasidaužo. Ir aš tada visada einu, ką nors va tokio grindis plaunu, arba dulkes valausi ir man visada galvoje ta mintis sukasi, pagaliau išvalau iš tų visų svetimų tokių minčių. Ir realiai po kiek laiko ateina idėja, ateina sprendimas, arba paprasčiausiai ateina
toks kaip nors pasufleravimas, tau šitas nereikalinga. Ar tau to nori? Pagaliau ateina sprendimas, netgi klausimų ateina, ar tu šito norėsi, ar tau jis būtinas. Nu, vat, sakau, net, vat, kai tvarkai tą savo mintis, kai gali daug sprendimų priimti. Nes kai susitvarkai va tą savo lazaunę va čia ant pečių, tada būna tvarka. Tada būna ir sprendimai, net netvarka, būna ir sprendimai, būna racionalūs kartais sprendimai. Vat visur turi būti tvarka, ir dušoj, ir namie, ir mintyse. O kai išplaunu aš grindis, aš vandenį stengiuosi išnešti, netgi į kiemo pakraštį kur nors išpilti. Nu, toks mano yra ritualas, tokios tada mano mintys taip nusiramina. O mintis yra baisus dalykas, žinokit. Mintim gali tu valdyti, gali tu save nužudyti, gali ir save pakeisti. Vat, išplaunu grindis, man atrodo, kad surenku aš viską, kas negatyvas yra iš namų, išnešu tą vandenį, išpilu. Nu, mano toks ramybės uostas, tada mano mintis išsivalo, va taip va. Nu, kiekvienas mes turim tą savo ritualą, bet kartais jo net nepastebim, kad mes taip kažką darome, kad mums taip tampa geriau. Aš ir vat visai neseniai tik tais atkreipiau dėmesį, tik gal dabrendau iki to, kad man iš tikrųjų, čia yra mano ritualas minčių valymas plaunant grindis. Kodėl susiformavo, aš nežinau. Gal man to reikėjo, man pagaliau radau šitame bet veiksme to, ko mano dušiai reikėjo. Va tokia aš keistuolė pas jūs. Nu ką, gerai, baigsiu plauti grindis, o paskui eisim ragauti garšvos raugintos. Jau praėjo tos dienos, 4 dienos praėjo ir jau įgenai įrūgo ir reikės paragauti. Ir aš neragavau, tik kostinėjau. Va susėsim kartu ir paragausim, kas ten per žolė ir kaip jie atrodo rauginta. Gerai, einu toliau medituoti, savo ritualą atlikti. Atėjo laikas paragauti. Va taip išrūgo. Buvo pilnai prikišta, va tiek vandens. Pakeitė truputį spalvą, to jau pavostysim. Nu, kvepia. Tokiu rūgėsiu kvepia. Nesmirda, kvepia. Va tokį dangtelį dėjau, paspaudžiau, nes viskas išplaukė į viršų. Ir dabar ragausim. Labai knieti jau man sužino šitą skonį. Kvepia tai skaniai. Taip, ragausim. Manau viskas gerai bus. Jeigu video išeis, vadinasi aš gyva, sveika ir viskas tvarkoj. Daug čia nepriimkim. Oi, kaip suplūkta, kaip tikri kopūstai. Neina net išpešti, nenoriu daug imti. Ai, tiek pasiėmė, tiek. Nu ką, čia buvo užraukta, kaip atsimenat, pagrindas, tik druska, vanduo ir garšva. Nieko kito nedėjau, nei česnakiuko, jokio kito skonio. Tik šitą noriu suprasti, kas čia per daiktas. Su pirštais skaniau. Toks įdomus skonis, skanus. Man skanus. Pavyzdžiui, kurie nemėgsta tų nestandartinių skonių, kuriems turi būti pagal tip-top, pagal kulinarinę knygą, tai nesiūlau. Nesiūlau. Į kopūstą raugintą toli gražu. Nepanašu. Žinot, ką primena? Agurka griežinėliai supjaustyta ir užraukta. Ne užmarinuota, o užraukta. Kažką va tokio primena. Gaidelė yra. Saliera kažkuo tai. Nu, bet aš valgysiu. Man patiko. Geras skonis, tikrai. Toks įdomus, savotiškas, nestandartinis. Standarto aš nemėgstu, nes aš moteris nuotaika. Man turi būti gyvenimo kaleidoskopas ogogo spalvų. Įdomus.
vat norint, kad kažkokio tai ryškesnio skonio, galima sluoksnį morkų dėti, sluoksnį garšvos, saliero ten, stiebų sudėti, česnaką įdėti, miksuoti truputį. Tai bus dar kitas skonis. O čia grinai garšvos toks, bet nepasakysiu, kad žolė ar ten kopūstas. Nu kažkas jūros dumblių daugiau kažką tai panašaus. Ant mano stalo bus. Man patiko. Gal kiek druskos per daug įdėjau. Suroka. Bet jeigu mažiau druskos įdėsi, gali pelėsi susidėti. Nu, patiko man. Patiko. Užsiraukt galima. Kol garšva dar nežydi, kol dar ją galima naudot, galima net sluoksniais užsiraukt. Nesika. Rūgimo bakterijos geras mūsų žarnynai. Nu ką, jeigu išeis video, vadinasi viskas su manim tvarkoj ir tualete nesėdžiu. Nu ir ką, šitam video tikriausiai viskas. Visi mano naujienos, visos naujienos. Mūkai operaciją padarėm. Čia vakar. Vakar. Man atrodo vakar jo. Tas dienos man bėga šviesos greičiu, tai nebežinau niekuri diena. Atsikeliam ryte. Mūkai va toks žandas. O dieve, išsigandau. Pačiupinėjau toks gan patynės. Užsiregistravom pas gydytoją. Ta diena buvo eilė. 10 skambino, 3 pakliuvom pas gydytoją. Nuvežam pas gydytoją, pasižiūri, sako, infekcija dantų. Aš jau įtariau, kad jam dantis, nes aš buvau pražiočius, kad tokios nelabai kokios, bet valgo, yra apetitas, aš galvojau, kačiukas nieko nesiskundžia, jis pasirodo, kad jinai labai kantrus yra, jie pakelia didesnį skausmą. Nuvežėm į veterinariją, pasižiūrėjau, sakė, be operacijos neapsieisim, reikės čia valyti, šalinti, tie visi pulinukų židiniai naikinti. Ir padarė pumiukai jau, pumiukai, man pumis ir pumis, aš nežinau. Jis man mūkai. Padarė mūkučių operaciją, pašalino visus dantukus, sakė, nieko gero ten nelikė, ten vienas buvo nulūžęs dar. Tai kad liko mano puma be dantis, dabar visas maistas jam trinamas ir minkštas. Nu šiandien jau kelinta diena, jau antra diena po operacijos, antra diena, ko aš tom dienom jau pasiklydau. Antra diena, puikiai laksto po lauką, dūksta, miega, puikiai minkštą maistą valgo, šiandien tokios buljono išviriau jam su vištiena sutrinta, prisivalgė buljono. Kuo puikiausiai padarė kraujo tyrimus, kuo puikiausiai kraujo tyrimai. Tik sakė, kad vandens daugiau gertų, bet kad jis negeria, jis valgo tą šlapią maistą, jis nenori gerti. Va ir tokios mūsų naujienos kieme. Prasidėjo statybos, kaip sakiau, jau tą verandą ruošiamės griaut. Prasidėjo daržo, šito kiemo knisimas, vėl ruinos bus. Nu ir visos mano naujienos. Tam kartui atsiras kitų, papasakosiu, būtinai. Iki, likit sveiki, nesirkit, būkit laimingi ir džiaukitės pavasariu. Nors ir šaltokų, bet gi yra pavasaris vis dėlto.